Taigi sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip iš Faberlic skaros pasigaminti galvos apdangalą. Taigi pirmiausia, jums reikia tiesiog štai taip paprastai užsidėti, tada kitą galą dėti ant galvos. Čia turi likti didesnė skaros pusė. Dabar suriškite viršuje. Gali likti tokių įsikišimų, tai juos sukiškite po užrišimo. Dabar liks tokios uodegos, kaip čia pasakyti. Tai jas riškite gale. Viena turi būti ilgesnė, kita trumpesnė. Tai riškite, kad trumpesnė apačioje. Kai trumpesnė apačioje, galite ją palikti, nes ją uždengia šitas, arba galite sukišti štai taip. Už užrišimą ir viskas. Baigta. Taigi štai koksai nuostabus galvos apdangalas išėjo iš paprastos skaros. Taigi su jumis buvo Paulina. Ate.